ta sėkmės formulė iš tikrųjų yra darbas ir meilė savo darbui. Ir aš tiesiog darau, ką man malonu, ką jaučia mano širdis ir kada aš matau, kad žmonėm malonu mane klausytis, kad jiems patinka, man netgi daugiau maloniau, dar maloniau, ta prasme. Ir šiandien sulaukti tokį palaikymą iš tikrųjų yra nerealu. Saša, o sutiktum, kad, tarkim, tu Lietuvoje pakėlei muzikos kartelę kitiems atlikėjams? Tai buvo mano tikslas. Ir tai yra mano tikslas. Aš manau, kad Lietuvoje mes turim labai daug gerų atlikėjų, bet aš nežinau, gal kai kurie iš jų bijo dainuoti, nežinau, biškai kitokią muziką, nes iš tikrųjų pas mus labai sunku muzikantui pragyventi iš muzikos, ypač iš tos muzikos, kurį jie mėgsta dainuoti. Nevardinsiu tų atlikėjų, bet pas mus yra tokie, aš labai gerbiu tuos atlikėjus, kurie dainuoja kažkokią kitokią muziką. Linas Adomaitis, Saulius Kliošas, Migloko, pavyzdžiui, dabar neseniai irgi kažkaip pradėjo. Ir aš vienas iš tų atlikėjų, kuris tiesiog, nežinau, nori kažką, nežinau, taip, pakelti tavo Lietuvos kortelę, jo, taip. Ir aš nežinau, kažkaip, aš tiesiog darau, ką man patinka. Iš dalies gal tai ir buvo mano tikslas, bet tai nebuvo mano pagrindinis tikslas. Ir tiesiog man žmonės pradėjo sakyti, va, man patinka tavo balsas, man patinka tavo kūryba ir taip toliau. Ir tai kažkaip, nežinau, gal dėl to žmonės ir eina į mano koncertus. Na, o tarkim, galėtum pasidalinti, kokie tavo ateities planai muzikos srityje? Jo. Po Eurovizijos mes gavom keletą pasiūlymų, pavyzdžiui, rašyti duetą su Svetlana Loboda iš Ukrainos, irgi gal kažką padaryti su Nastya Prichodska Rusijoje. Mes išsiuntėm keletą dainų jiems, tai jeigu patiks, tai gal rašysim duetą, gal man pavyks prasimušti Rusijoje, nes aš manau, kad vis tiek garsinti Lietuvos vardą užsienyje, man asmeniškai tai yra svarbu, nes vis tiek aš gimiau Lietuvoje ir aš kažkaip labai mažai, labai sunku prasimušti, iš tikrųjų, darydamas karjerą čia Lietuvoje labai sunku prasimušti kitur, nes mes neturim pakankamai finansų ir ten reklamos ir taip toliau, bet iš tikrųjų investicijų labai mažai. Padaryti gerą klipą, pavyzdžiui, išleisti per MTV ir taip toliau, kad tu būtum pastebėtas. Tai mano tikslas yra neapsiriboti tik Lietuvą, bet ir bandyti prasimušti ir svetur.